Na va, antrą kartą eksponuojuosi čionais. Pirmas kartas kaip tokia personalinė paroda. Labai tokios keistos erdvės, kaip ir smagios, kaip ir sudėtingos, kaip ir didelis, kaip ir mažos, žiūrint kokius objektus tu ten rodysi. Kas labai smagu, kad jos yra aukštos ir aš atsivežiau savo, kaip aš vadinu, taip su juokeliu, menų laboratoriją, tai visa krūva visokiausių medžiagų, plus dar senų darbų. Ir vat žiūrim, kur kas kaip tinka, kaip suvaldyta visą erdvę, kad neperkraut, kad ne per tuščia būtų. Ir, vat, sakykime, ten tas balkonėlis yra, po balkonėliu, ką dėt, kokius objektus dėt, ar vat specialiai tam kažką tai sugalvoju, išsitraukęs iš savo medžiagų archyvo tam tikrus daiktus, marškinius ir padariau tokią instaliaciją. Toj didžiojoj salėje mes vat su Virginijum šnekėjom, kad būtų gerai tą aukštį kažkaip tai paimt. Aš nežinau, kiek šitų metrų. 5, 6 metrai, 7, nežinau. Tai vat paėmėm ir pakeitėm erdvę ta prasme, kad pakeitėm lempų poziciją ir jie pasidarė iki lubų. Ir atsirado vietos dideliam objektui. Baltose salėse šviesus, baltas, ar toks translucencinis, ar kaip ten vadinasi. Šviesai laidus baltas objektas, kuris ten iki lubų išsidriekė su savo galūnėm juda kruta. O tai čia vienas toks panašus darbas, kaip kažkada tai daręs, bet jis naujas. Kitus objektus, o irgi. Čia vietoj esu padaręs porą. Dar vieną, kaip sakant. Va, nu, eksperimentuojam, dirbam. Ir man įdomu tai, kad nauja paroda, nauja vieta. Ir tada galiu padaryti naujų darbų.